Liaudies išmintis sako, kuo daugėliau stiklų prieš akis prisikrausi, tuo pasaulis gražesniu pataps. Ar pala nesako? Na, bet kokia atveju tas tiesa, ypač jeigu per stiklus nieko nematyti. Sveiki, čia Gytis iš fotokursai.lt ir šiandien aš šnekėsiu apie UV bei poliarizacinius filtrus. Taigi, pradedame nuo UV filtro. Pirminė jo paskirtis yra apsaugoti fotoaparato vidurius nuo ultravioletinių spindulių, tačiau tas buvo aktualu tik juostinės fotografijos laikais, fotografuojant peizažus su ryškia saulės šviesa. Skaitmeniniai fotoaparatai toli gražu nėra tokie jautrūs UV šviesai kaip kad juosta, tad dabar pagrindinė šių filtrų paskirtis yra grynai apsauginė. Paprasčiausiai esančiam filtrui nereikės bijoti, jog subraižysite priekinį objektyvo elementą. Jeigu tik tai kažkas nutiks, uždėsite naują filtrą, kuris tik kainuoja vos 15 eurų. Be abejo, apsauginiai funkcijai geriausiai yra naudoti specialius apsauginius filtrus, o čia vienareikšmiškas flagmanas yra Sigma, kuri visai neseniai pristatė naują Protector filtrų liniją. Jie hidrofobiški, nebijo nei smėlio, nei dulkių, nei riebalų, o taip pat ir absorbuoja smūgius, kuo įprasti UV filtrai pasigirti negali. Šių Sigmos Protector filtrų kaina yra ženkliai didesnė negu įprastų UV filtrų, tačiau jie siūlo realią apsaugą. Galite patys pasižiūrėti šiame video, kaip apgailėtinai UV filtrai pasirodo daužymo testuose. Kita kategorija yra poliarizaciniai filtrai, blokuojantys poliarizuotą šviesą. Kaip žinome, šviesa turi banginių savybių. Wow, bangos! O bangos visuomet banguoja kažkokiu kampu. Taigi, naudodami šį filtrą, jį sukinėdami galėsite pasirinkti tą kampą, kuriuo svyruojanti šviesa bus blokuota. Ką tas reiškia praktikoje? Nuo nemetalinių paviršių atsispindėjusi šviesa yra poliarizuota, vadinasi galėsite ją blokuoti taip iš nuotraukų panaikindami atspindžius nuo stiklo, plastiko ar vandens. Fotografuodami per langą matysite ne savo susiraukusią fizionomiją, bet tai, kas yra kitoje lango pusėje. O fotografuojant vandenį su ilgu išlaikymu gausite įspūdingą efektą. Vanduo taps visiškai permatomas. Galėsite po vandeniu ieškoti 9 amžiaus vikingų invazijos liekanų. Taip pat ir dangus taps sodresnis. Šio filtro duodamas efektas yra tikrai labai stiprus. Jo niekaip nesugeneruosite kompiuteriu. Tik tai jeigu žadate pirkti, nerekomenduoju gundytis pigiais kinietiškais variantais iš eBay. Paprastai jų duodamas efektas yra labai silpnas. Čia geriausi gamintojai yra BW, Hoya arba vėlgi Sigma. Realiai skirtingų filtrų kategorijų yra begalė, tačiau didžioji jų dalis pritaikoma tik labai specifinėse situacijose arba fotografuojant juostiniu fotoaparatu. Būtent UV ir poliarizaciniai filtrai yra naudojami dažniausiai ir jų teikiamas efektas yra naudingas praktiškai kiekvienoje situacijoje. Jei poliarizaciniam filtrui pinigų gaila, tai padarykit paslaugą savo ir nusipirkite bent jau apsauginį lęšiuką. Tikiuosi, jog šis trumpas filmukas šiek tiek prasklaidė tą rūką prieš akis, tačiau jeigu vis dar turite klausimų, pasižiūrėkite kitus video iš šito YouTube kanalo ir būtinai prenumeruokite bei sekite mūsų naujienas Facebook'e. Aš tikrai nesiruošiu, nusto dalinęsi savo žiniomis. Ačiū, kad žiūrėjote, čia buvo Gyti.